Visų pirma, labai ačiū mūsų fanams, kurių buvo daug, kurie girdėjus ir suteikė tokį papildomą stimulą. Jau nuo pat rungtynės skandavo ir tikrai buvo smagu žaisti tokioje atmosferoje, turint tiek fanų. Kitas dalykas - sveikinimai komandai, kurie nepalūžo po pralaimėjimų. Žinot, tai yra posakis, kad pralaimėjimai, silpni žmonės pralaimėjimus priima kaip blogą motyvaciją, kaip žingsnį atgal, o stiprus žmonės tiesiog pasimoko iš to ir deda žingsnį į priekį. Taip kad sveikinim komandai, kai jie priėmė tą pralaimėjimą kaip motyvaciją. Mes nenorim būti lūzeriai, mes norim kautis. Ir šiandien matėm savo komandos veidą, pradedam nuo gynybos, kontakto lygis, puolime dalinamės kamuolius, stengiamės dalinti kamuolius, stengiamės labiau sukti situacijas ir visi buvo patenkinti. Kaip ir minėjote, šios rungtynės atėjo po keletos pralaimėjimų, taip pat ir be Brady Meneko. Ar pats jautėt, jog tai dar labiau subūrė komandą Brady pradėjimas? Kažkiek tai subūrė komandą, kažkiek užkrauna atsakomybę kitiems, kažkam padaugėjo žaidimo laiko, kaip ir mūsų Danieliui Lavrinovičiui, kuris drąsiai žaidė, ypatingai pirmas išėjimas, taip kad tokie dalykai suvienė komandą. Kaip jums pačiam treneriui patiko, būtent Danielius Lavrinovičius pasirodė šiandien? Pirmas išėjimas buvo iš vis arti idealaus, antram neblogai kovėsi, galėjau kelis kamuolius atsitvert, bet pakeitė Rolandą Šmitą, kuris atsigavo antroje pusėje ir tada jau Rolandas perėmė ypatingai puolime tą rolę, kas mums labiau padėjo tokio, su tais savo tritaškiais įnešė mums lengvumo. Buvo viena ta situacija, kur Danielius pasiėmė čardžą prieš Mirotičių. Nebijojot, kad teisėjai gali kitaip pagalvoti, žinant statusą Mirotičiui? Žiūrint tą situaciją nebijojau, nes Danielius labai gerai užsiėmė poziciją, labai gerai pasistatė kūną ir labai gera situacija. Per pirmą pusę 27 Milano taškai, kas geriausiai veikė gynyboje, kad pavyko sulaikyti tokią puolime talentingą komandą. Kažkiek miksavom savo gynybą, jie žaidžia tokį nestandartinių penketų, išėjo iš pozicijų su 3 aukštaūgiais, kurie puolime žaidžia vienoje pozicijoje, gynyboje kitoje pozicijoje, taip kad bandėm jiem atsakyti, sukeidami mečepus, manau, gana neblogai gavosi, kai pastatėm Kevaris su Heis ant Mirotičiaus. Kažkiek eliminavom jo post situaciją, nes žaisdamas lengvo krašto pozicijoje jisai žaidžia nemažai post situacijų ir sukuria situacijų draugams. Taip kad ir kontaktų lygis, kurie nustatė tiek pradedant Arnu Butkevičium, baigiant Doviu Giedraičiu ir visais kitais. Kevarisas Heisas pirmą tritaškį išmetė Žalgirį, būdamas, aišku, 5 kartų su Biručiu. Ar čia irgi buvo kažkas, ką galbūt atradot jau iškridus Manekui tą 2 aukštaūgių 5 centrų? Kad tritaškį mest dar tokių planų nebuvo, bet jau paskutinėse rungtynėse, kai žaidėm su Olympiakos, jau buvo kelios situacijos, kuris nuo baudos linijos metė tolimą dvitaškį, jis gana neblogai jos pataiko. Taip kad gavosi tokia improvizuota situacija, jis turėjo kirsti po krepšiu, bet nekirto ir tuo metu žaidėm su 2 aukštaūgiais ir jie padėjo nuo jo ir sustatė kojas ir matėsi iš karto, kad bus. Kaip galvojate, kiek galėjo Milano komanda nustebinti tas žaidimas su 2 tokiais aukštaūgiais, ko galbūt seniau nebuvo? Mes buvom priversti, nesinorėjo, turim problemą aukštaūgių linijoje, taip kad abu ketvirtos pozicijos žaidėjai turėjo baudų problemas, berods po 3 baudas ar mažiau, bet norėjom užbaigti be jų, kad nusprendėm žaisti 2 aukštaūgiais ir tą atkarpą visai neblogai sekėsi. Šiandien Edgaras Ulanovas uždavė fantastiškas rungtynes, nuostabiai pradėjo jas, kiek jis uždavė tą gerą toną rungtynių pradžią? Reikia pagirti šiandien tiek Edgarą, tiek Kinaną. Kas jeigu ne jie, kai komandai sunkiai sekasi, kas jeigu ne jie, turi patraukti komandą. Jie yra lyderiai, Edgaras yra komandos kapitonas, taip kad jie tą gerai padarė. Aišku, nerimas ženklas po šių rungtynių Arnas Butkevičius, kas man buvo per situaciją, kas nutiko jam? Turbūt pasakys daktarai, patys matėt, kad jis susėmė už pėdos ir kažkiek tai limitavo jo žaidimą prieš tai buvusias rungtynėse, tai nieko negaliu atsakyti, tikiuos geriausio, bet jis negalėjo tęsti rungtynių.